Gerai, tai važiuosim dabar truputį per, ne centrinę, bet link Saulės miesto, žodžiu, pro Saulės miestą važiuosim. Tai tokios sankryžos, kaip aš vadinu, Telikas tiesiai, Saulės miestas į kairę, Tilžės gatvė į kairę ir tada pridėsim Bruklinas į kairę, Moki Vežį į kairę ir Lidlas į kairę. Tai tiesiog kairę, kairę, kairę. Reguliuojamoje į dešinę galiu sukti per rodyklinį ir per paprastą šviesoforą. Per rodyklinį pėstiesiems raudoną, per paprastą žalią. Laikytis šitoj gatvėj dešiniau, jeigu važiuoja tiesiai arba į dešinę, ir jeigu važiuosit į kairę, tik tada laikysitės kairiau prie linijos. Bet kairiau prie linijos su parikiavimu. Dabar sankryža Telikas tiesiai. Jeigu važiuojate tiesiai, turite dvi juostas, dešinesnė irgi yra tiesiai, tai mes pasirikiuosim dešiniau, tam, kad nelikti per viduriuką. Galima važiuoti iš abiejų tiesiai, bet jeigu aš toliau sustoju tiesiog, kad matyt ženklus aiškiai, tai galiu važiuoti iš vidurinės tiesiai arba iš dešinesnės tiesiai. Renkuos dešinesnę, nes pirmos juostos taisyklė. Rodau, kad noriu dešiniau. Jeigu kažkas sukasi į dešinę, faktas, kad teks palaukti. Įvažiuoju į vienpusį eismą, laikausi kairio punktyro, kur man aiškiai nubrėžta. Į parkingą nevažiuoju. Be jokių posūkių, be nieko, jeigu teisingai pasiimu kryptį su vairu. Jeigu neteisingai, tai tada reikėtų jau ir posūkį rodyti. Tai reiškia, jeigu būčiau įvažiavus per sankryžą tiesiai, tarsi kaip dešiniau, tada būčiau turėjusi rodyti posūkį. Tai jeigu važiuočiau į dešinę, reiktų nuo dešiniau, jeigu norėčiau parkuotis, reiktų prie dešinės, o jeigu vis dar važiuoju tiesiai, važiuoju tiesiog viduriuku, būtų nupieštos linijos, būtų aiškiau, bet yra kaip yra. Prieš perėją stabdau ir matau, kad laisva judu. Greitis 50, bet pagal eismo sąlygas važiuoju lėčiau. Prieš perėją stabdau, kai matomumas geras, vėl laikau greičio pedalą. Prieki šviesoforas, 3 atskiri, žiūriu,
kokia juosta rodo man. Tiesiai. O šonas... Mūsų labą dieną. Matot, net nesusikeikiau. Tai va, šonas yra į dešinę, o mano juosta tiesiai. Tai aš nieko nekeičiu. Jei egzaminuotojas tyli, laikomės eismo juostos tiesiai. Toliau vis dar vienpusis. Čia beje buvo neįgaliesiam parkuoti 7 metrai, tai yra vienams automobilis. Jeigu čia atliktumėt T formą, pasakytų po to važiuoti kairę, tai turėtumėt iškart išlysti į antrą juostą iš va šičia, kad galėtumėt sukti sankryžoj į kairę, vienpusis, dėl to pasirikiavau kairiau ir įvažiuoju iki vidurio šito kelio po kairę ir tik tada suku visą vairą ir tiesinu link dešinių mašinų, link dešinio krašto. Esu dvipusiam eisme, net iš vienpusio, ką tik išsisukau. tą Žvyro kalną apvažiuoju, sugrįžtu, suksiu į kairę, primenu, dvipusis eismas, reiškia, aš lieku savo šone, rodau posūkį, stop. 3 kartai, 1, 2, 3, ne, ir į priekį iki sankirtos, kad matyti kelią. Linijos nebuvo, dėl to prie ženklo turėjau sustoti. Ir vėl prasileidau iki viduriuko, suku vairą, linija lieka po veidrodžiu. Vidurio linija lieka po veidrodžiu. Apsisukite. Stoju prie dešinio krašto, nes vidurio punktyras tai yra punktyrinė linija, tai reiškia, turiu daryti ribotą plotą. Sustojau, praleidžiu automobilius, nekeičiu posūkio į kairę, kol manęs nenustoja lenkti. Ir prasilenkia, pakeičiu, pažiūriu ir susisuku iki borto. Stop. Keičiu pavarą, keičiu posūkį, apsidairau, atsistumiu tiek, kiek trūkau apsisukimui. Stop, pavarą ir sukuos prie dešinio borto, pagreitėju po dešiniu bortu ir paskui atvažiuočiau kliūtį. O aš į dešinę. Mano pusėje bus kliučių. Aš savo sankryžą privažiavusi būsiu šalutinis kelias, reikės duoti kelią. Rodau, kad apvažiuoju kliūtį, pasižiūriu ir būtinai grįžtu dešiniau, nes ne čia vienpusis, o tas kelias, prie kurio prisijungsiu. Tai grįžtu būtinai į dešinį kampą, rodau į kairę, nes į dešinę negaliu, iš ten vienpusis, tai būtų prieš eismą nuvažiuočiau. Pažiūriu ir kai jau matomumą turiu, įlendu iki pusės, tai yra už punktyrą ir suku prie linijos vairą. Ir čia būtų galima irgi pasidaryti parkavimą. Jeigu sukčiau į dešinę, įvažiuočiau į gyvenamąją zoną, greitis 20, bet važiuoju tiesiai ir reguliuojamoji į kairę, tai važiuoju į kitą eismo juostą. Ir eismo juostoje laikausi kairės, nes jeigu ji platesnė, sukant į kairę reikia būti kairiau. Ir rodau į kairę pirmumą tų, kurie yra sukantis į dešinę ir pėstieji, bet jie dar toli. Suku, tiesinu prie dešinio borto, nes kliūties nėra. Juosta plati, suksiu į kairę. Rikiuoju. Pagrindinis, rodau, kad į kairę iki vidurio įvažiuoju, nes šonai šalutinis jie lauks. Įvažiavus iki kelio vidurio, stoju, praleidau ir suku, nes pešiųjų nėra, o tas automobilis toli. Prie linijos, nes po šonu yra kliūtis. Suksiu į kairę, tai nuo linijos. Čia dvipusis eismas, nesuklysti, vienpusis ten toliau šviesoforo. Iki viduriuko, priekis laisvas, vidurys kelio, suku. Apsisuksiu,
rodau, kad stoju, pasižiūriu, sustoju ir rodau, kad apsisuku, nes lenkiančių nėra. Pakeičiu pavarą, posūkį, apsidairau, atsistumiu. Viduriukas veidrodėlis, vėl apsidairau, susisuku. Taip, kad esu dvipusėm. Taip, važiuoju į dešinę, vėl stoju prie ženklo. 1, 2, 3. Pavažiuoju į matomumo zoną, į kampą, važiuosiu į dešinę, nieko nėra. Sukuosi dešinę plačiau nei kliūtis, nes man yra linija, bet paprašo apsisukti. Rodau, kad stoju prie krašto. Ir jeigu niekas nelenkia, rodau, kad apsisuksiu, užsisuku iki bortelio, jungiu atbulinę, apsidairau posūkis, atsistumiu tiek, kiek trūkau apsisukimui, vėl posūkis ir vėl apsidairau, apsisuku. Greitėju palei dešinį dešinėje, turiu kliūtį ir nuo kliūties parikiuoju. Kliūtis baigėsi, nėra P raidės, reiškia, čia tiesiog buvo automobiliai, grįžtu dešiniau. Per sankryžą važiuosime tiesiai. Mano kairėje yra linija aiškiai ryškiai nupiešta, o prieki vienpusis ir dar matosi, kad bus parkingui skirtas kraštas. Reiškia, per sankryžą laikysiuos kairio punktyro. Tai leisiu tam automobiliui iš mūsų priekį pavažiuoti sparčiau, kad mes matytumėm, kaip pagal liniją liekam. Tai va, kairiai yra linija, per sankryžą tą liniją nueina, matom, pagal kairį ir lieku pagal liniją. Parkingą palieku dešinėje, nebent man reiktų čia sustoti arba atlikti formą, arba suktis į dešinę, tada turėčiau būti dešinėje. Kodėl kartais galima sukti į dešinę siaurai, o kartais plačiai? Tai dabar mes suksimės į dešinę po kliūties, reiškia, iš plačios juostos grįžtų dešiniau. Ir matau, kad gatvė bus siaura, linija irgi arti. Prieš liniją susisuku, nors ir būna vat kliūtis. Negaliu plačiau, turiu į kliūtį įsisukti ir paskui išsirikiuoti. Čia beje yra zona 20, gyvenama zona greitis 20. Tai va, dabar pasižiūriu, apsivažiuoju kliūtį, aikštelė didelė, tai tas iš priekio tilps važiuoti, tai čia nereikalas. Ir rodau, kad grįžtu, pasižiūriu, esu pagrindinis, taip ir galėčiau važiuoti per sankryžą, bet važiuosiu į dešinę. Tai jeigu norėtus lėčiau, galima lėčiau, bet iš tikrųjų tai 20 ir yra sankryžos judėjimo greitis, kai esat pagrindinis ir kliūties neturit. Dabar dar tokią vietą privažiuosim, pavyzdžiui, kartais navigacija mus klaidina, jeigu ji yra senesnė, gali diktuoti visai netokį maršrutą. Jeigu netyčia patys kažkur nusukat nuo maršruto, navigacija persisuka ir iš naujo užsistato. Tai dabar, jeigu aš važiuočiau į regitrą ir būčiau nusukus va čia, man rodytų navigacija, kad aš turiu važiuoti kairę. Bet kliūtę apvažiuoju. Aš privažiuoju prie sankryžos ir aš matau, kad važiuoju lauk iš zonos, bet tik į dešinę. Tai jeigu navigacija sako į kairę, o man reikia, o ženklas sako į dešinę, tai ženklas yra pirmumas, navigacija gali būti sena. Dabar reguliuojamai suksiuos į dešinę ir juosta bus plati, šone bus kliūtys. Tai suksiu į vienpusę eismą. Tai iš karto galiu suktis plačiau. Tai visada, kai sukat į dešinę, žiūrit į priekį, kur jūsų vidurio linija. Link jos ir vedat vairą. Dešinę
pasisuku, žiūriu, kur vidurio linija, link jos ir važiuoju, šone dešinėje palieku kliūtį. Greitis 50. Perėja ir stovi automobilis. Pasižiūriu galą koją virš stabdžio ir matau, kad nieko nėra. Galiu greitėti. Linija čia, tada linija skersai nueina. Tai taip kaip vingis ir važiuoju. Jeigu labiau išsikišusios būtų tos mašinos, turėčiau jas jau apvažiuoti. Jeigu matau, kad telpu aš ir dar viena juosta, tai nieko neapvažinėju, nes čia ir yra 2 juostų kelias. Toliau vis dar laikau dešiniau, per tą susiaurėjimą irgi dešiniau, nes 2 juostos. Dabar 30 greitis ir turim matyti, kad jeigu noriu į kairę, turiu rikiuoti. Rikiuoju į viduriuką ir esu vidurinė juosta. Vidurinė juosta tai nėra vidurinė, tai yra pirma į kairę. Dešinėje pirma į dešinę, aš esu pirma į kairę, šalia turiu antrą į kairę. Jeigu esu pirma, o jis yra antras, tai mes dviese sukamės į kairę. Reiškia, pirma juosta važiuoja iki borto, o antra jau gali imti ir daugiau po kairę esančių juostų, tik ne pirma. Tai mes esam pirma ir važiuosim į pirmą eismo juostą. Šitoj sankryžoj punktyrai neteisingai nubrėžti, tai mes važiuojam kalbėdami tik apie pirmą juostą. Vat nežiūriu į punktyrus, pirma juosta bus prie borto. Prisivažiavau bortą ir sukuosi pirmą juostą. Tada pamatau, kad ji yra tik į dešinę. Rodau posūkį, pažiūriu ir parikiuoju į juostą tiesiai. Vėl važiuosim į kairę. Lygiai ta pati situacija. 2 juostos į kairę. Reiškia iš viduriuko, bet ne iš viduriuko. Iš pirmos į kairę suksiuos iki borto. Tai va šitoj, kur prie Saulės miesto į kairę ką tik sukaus ir ta Tilžės į kairę, dažnai važiuoja nepažiūrėdami, kokioj juostoj stovit. Tai jeigu stovi toj viduriniai, jūs turit per visą sankryžą pervažiuoti ir tik tada suktis į kairę, o ne skersai eiti, kaip kad būtumėt antroj juostoj. Nes jie, aišku, kad turi labiau pasisukti, o mes jau tiesesnį ir po to tik į kairę sukimą darysim. Tai pasižiūrėsit, kaip daugmaž čionais. Tai iki vidurio gatvės įvažiuosi tiesiog tiesiai ir tik po to suksios link dešiniau, prilaikydama į vidurio liniją, kad ne į parkingą įvažiuoti. Žodžiu, žiūrėkite ir mokykite. Lauksiu rodyklinio šviesoforo, tai reiškia, užsidegus rodykliniam, aš žinau, kad sukant į kairę pėsčiųjų nebus. Tai lėtai važiuoti nereikia. Reikia išstartuoti pirmas, antras ir tada darom sukimą. Gaziuką, antras iki pat vidurio, suku link bortuko ir laikausi link linijos. Parkingas lieka dešiniai, aš vėl važiuoju tarsi viduriu. Greitis 50, pėsčiųjų nėra. Vingiuką, nes taip linija eina. Laikaus atstumą nuo dešinės nuo parkingų. Jeigu noriu į dešinę, rikiuoju į dešinę. Nenuslinkčiau, o rikiuočiau. Suksiu į kairę, tai planuoju rikiavimą posūkis ir parikiuoju automobilį pravažiavus. Posūkis į kairę, esu pagrindinis iki tos kairės gatvės vidurio ir riedu su veidrodžiu ir suku prieš bortelį, tiesinu į bortelį ir važiuoju tiesiai. Sankryža, susikirtimas su vienpusė eismu. Tai reiškia, mes neprivalom suktis į vienpusį eismą, jeigu egzaminuotojas to neprašo. Tai tik tai matom, kad iš ten bus automobilių srautas, į tą pusę iš karto prisilietinus pasižiūriu, kol matomumą gerą turiu. Nėra. Aišku, žvilgsnis šiek tiek į kairę ir sau įvažiuoju į 20 zoną. Buvau iš tos pusės įvažiavus, ne? Ir vėl turiu kliūtį, iš priekio atvažiuoja automobilis, bet aikštelė plati, tai apsivažiuoju, nes žinau, kad jis vilks pro
apvažiuoti, grįžtu, nes jį vis tiek turi pasileisti. Tą moterį apvažiuoju, per sankryžą posūkio nerodau, tik palaikau vairą, nes nesisuku į dešinę ir nerodau sankryžai tada grįžimo. Jeigu grįžimas susitapatina su sankryža, nerodom posūkio. Nes tai reikštų, kad aš turiu sukti dešinę. Ir išvažiuoju iš zonos iki viduriuko veidro, o kokia duobė. Tai čia dvipusis eismas, mano pirmumas važiuoti per šį susiaurėjimą pagal ženklą tai buvo, tai neprivalau čia daryti 2 juostų ir lipti nuo kelio. O dabar jau yra 2. Tai tik tai tam susiaurėjime reikia važiuoti taip šiek tiek plačiau, o paskui vėl pagal šoną. Sankryžoje suksiu į dešinę, sekančioje į kairę, pagal kraštą prie šalutinio rodau į dešinę, tuščią lendu. Iškart į antrą juostą, nes sekančioje į kairę. Suksiu į kairę vieną pati, šonas važiuoja į dešinę. Reiškia, aš galiu važiuoti ir į pirmą, ir į antrą eismo juostas. Tai pradžią darau pagal punktyrinę į kairę, o tada tiesiog nuvažiuoju tiesiai už to punktyro į pirmą juostą, nes sukausi kairę tik vieną juostą. Ir čia greitis 50, sankryžoje apsisuksiu, pasižiūriu, pasirikiuoju. Įvertinu salelės plotį. Jeigu salelė, kaip perėjo salelė, ne, mažytė, tai va privažiavus tik bus aišku. Tai va mažytė salelė, tai supuosi aplinkui. Veidrodėlis už salelės pabaigos ir pilną vairą ir apsisuku. Prie dešinės šiek tiek plačiau nei kliūtis, mano juosta yra tiesiai ir į kairę. Tai aš važiuosiu į kairę. Rodau į kairę. Ir savo juostai įsisukau, išjungiu. Pravažiuosiu per degalinę, tai rodau į dešinę. Ištisinės paimti negaliu, dešiniai jie turi mane prasileisti. Degalinė 10 greitis. Tai viskas iš dešinės būtų pirmumas. Išlendu iš stotelės, vėl pažiūriu, kad nebūtų man dešinė užimta ir suksiuos į dešinę. Ženklas draudžia sukti kairę, kad ant tilto važiuoti į kairę. Jeigu norėtumėte į miesto centrą, tiesiog tiesiai ir po to į kairę. Mes į dešinę. Rodau posūkį, žiūriu, ar nuo tilto nėra mašinų ir suku ir noriu toliau vis dar į dešinę. Tai ir laikaus dešinės, o tiesiai būtų jau kita juosta. Noriu į dešinę, esu šalutinis, pažiūriu į kairę, nėra mašinų, nelendu per ištisinę, dar žvilgsnis, pavažiuoju pagreitėjime, jeigu būtų mašinų stočiau, ir išvažiuoju iš pagreitėjimo. Reguliuojamai suksiu į dešinę. Jeigu žalia, stoti nereikia. Laikysiuos pagrindinio kelio. Arčiau dešinės, pagrindinis dešiniau, arčiau dešinės, nuo pagrindinio kelio ženklo rodau posūkį. Vis dar stabdau, esu šalutinis, vis dar rodau į dešinę.
Ir apsidairęs, jeigu matau, jog nieko nėra, nebesustoju, įvažiuoju. Bet čia turėčiau ir iš kairės mašinas, ir pėsčiųjų perėją labai susižiūrėti. Greitis 50. Nuo tilto atleidžiu greičio pedalą ir jeigu reiktų, prilaikyčiau stabdį, bet jeigu automobilis neįsibėgėjo, tai leidžiu tiesiog taip ir riedėti. Koją vis dar laikau virš greičio ir toliau laikau greitį. Čia rikiuojant labai daug ištisinių, tai jeigu reiktų į kairę rikiuotis, tai mąstom apie ištisinės. Dešinėje ir kairėje yra zonos 30, tai į abi pusės pasisukus jau greitis būtų lėtesnis. Reguliuojamoje suksiuos į kairę, tai žiūriu, kada galėsiu pasirikiuoti. Parikiavau ir matau, kad atsiranda dar viena juosta, tiesiog į ją nepalieku tarpo, į ją įvažiuoju ir išjungiu posūkį, nes atstumas dar ilgas. Privažiavau prie sankryžos, rodau, kad į kairę ir sustoju. Rodyklinis reiškia, pėstiesiam bus raudonas, kai reikės suktis. Tai vėl per rodyklinį išstartuojam, negaištam laiko. Turiu punktyrą, palei jį pradedu važiavimą, tada pažiūriu, kur ta mano juosta ir link jos nuvairuoju, link bortelio. Vieną patisuku, tai link bortelio. Suksiu į litį, įvažiuoju iki įvažiavimo vidurio ir sustoju. Prieš sukimą pažiūriu, kad nebūtų dviračių ir pėsčiųjų. Įsisuku ir leidžiu. Čia posūkio nerodom, tiesiog vingis, šiek tiek plačiau važiuoju pėstysis ir prasideda dešinės rankos taisyklė. Tai jeigu ką, praleisi kliūtį iš dešinės, praleisi kliūtį iš dešinės, kur tu stumi. Rodau į dešinę. Jeigu čia kažkas atvažiuoja, leidžiu įvažiuoti ir tada pati išvažiuoju, nes labai siaura. Tai va, kaip dabar tasai lauk manęs, ne? Ir čia pasiparkuotumėt ar kažką ir toliau išvažiuosim per, pažiūriu iš dešinės, iki viduriuko suku, aikštelėse nenukirtinėt kampų. Ir turiu stop tik į dešinę. Yra egzaminuotojų, kurie nori, kad nuo čia ir prasileidinėtumėt ir mašinas, ir pėsčiuosius, ir nebesustotumėt už perėjos va to pakartotino sustojimo, įsitikinimui, kad tikrai nieko nėra. Galit sustoti, taisyklė nedraudžia ir kam nepatinka, tai reiktų taisyklės persiskaityti iš naujo. Toliau sankryžoj važiuosiu į dešinę, bet ne pirmoj, o antroj. Pagal viską aš jau ant stabdžio laikau, kad iš galo matytų, nieko dar nerodau. Rodau posūkį, pakreipiu, pažiūriu, parikiuoju. Važiuoti lėtai, nes važiuojant greitai jūs bijosit šitą ištisinę nepasiimti iš kairės. Tada privažiavus sankirtą pažiūriu, kad dviračio nebūtų, iš priekio aišku taip pat.
įsisuku ir arba važiuosit į zoną 30, arba apsisukinėsit, patogiau ten, kur plačiau apsisukinėt. Jeigu jūs nuvažiuojat per toli, patys savo pasidarot susiaurėjimą paprasčiausiai. Tai rodau posūkį nuo krašto, užsisuku, tai dvipusis eismas po vieną juostą, reiškia ribotai vis tiek apsisuku, naudodama atbulinį. Apsidairau, atsistumiu ir rodau posūkį, apsidairau, užsisuku. Tai va, man čia dabar portelė nėra ir yra daug paprasčiau apsisukti. Nei čia sankryža, nei ką, ir negali paistyt, kad čia negali apsisukti taip, kaip parodžiau aš. Ir čia yra paprasčiau taip apsisukti. Rodau į dešinę, prasileisčiau pėsčiuosius ir pavažiuoju už perėjos priekį, kad pėstieji nebebūtų kaip kliūtis. Iš tikrųjų, stovėti prieš perėją, žiūrėti kairę ir tada suktis į dešinę būtų labai pavojinga, nes pėstieji ir dviratininkai mums būtų iš dešinės kaip kliūtis. Tai, ta prasme, vieni sako vienaip, kiti sako kitaip, bet saugumas pirmumas, taip kad mažiau nusišnekėjimų reikėtų. Dabar kažkur tais apsisuksiu. Reiškia, aš tiesiog ieškau sankryžos, kur galėčiau sukti į kairę. Jeigu čia iš vis tokia yra, nelabai. Nu, žodžiu. Į dešinę. Nusileisiu nuo tilto ir vėl pakilsiu į tą patį. Tai vat pasižiūrėsiu, kaip tas važiavimas. Tai čia 50 greitis. Dabar, kada leidžiatės nuo to tilto, jeigu jums sako į dešinę, bet nesako, kad ir po to į dešinę, galit leistis iškart į antrą juostą, kuri būtų po to tiesiai. Tai mes, jeigu norim važiuoti į dešinę ir po to tiesiai, galim važiuoti į antrą juostą. Tai parodysiu, kaip čia tas nusileidimas atrodytų. Tai va, leidžiuos, turiu tą bandelę, pasikreipiu ir jeigu noriu į antrą juostą, tai dar prieš perėję tiesiai nuvažiuoju į antrą juostą, išjungiu posūkį. Ir aš jau esu juostoje tiesiai. Bet norėčiau važiuoti į dešinę, tai rodau posūkį, prasileidžiu. Vėl šalutinis, pažiūriu iš kairės toli, darau pagreitėjimą, ištisinės neįimu, posūkis, suksiu į dešinę, posūkis, važiuosiu pagrindinio ir laikysiuos pagrindinio. Palei kraštą, nuo ženklo posūkis, esu šalutinis, pėsčioji ir vis dar rodau į dešinę. Stoviu prieš perėją, net jeigu nuvažiuočiau ten, tai kelio iš kairės nebematyčiau. Tai čia jau prieš išvažiavimą, tai va, kairė laisva, į dešinę pažiūriu dėl pėsčiųjų ir dviračių nuo kalno, dar kartą kairę ir tada tik išvažiuoju. Atsargiai toj vietoj su išvažiavimu iš vietos. Esu dirbus šitoj mokykloje autovisoj, tai tikrai kiekvieną dieną matydavau avariją būtent ant to kampo. Nes vienas įsivaizduoja, oi viską matau, tada bam stabdau, o kits į galą ir įvažiuoja. Tai žodžiu, tikrai įsitikint, kad laisvas kelias.
reguliuojamoje sankryžoje apsisuksi. Turi planuoti rikiavimą, nes jeigu tai sankryžos apsisukimas jau nebe nuo dešinio, bet nuo kairio krašto. Jeigu atsiranda papildomai juosta į kairę, tai dar kartelį rikiuoti. Tai čia ir reiks tai padaryti. Jeigu netelpu, stoju iš galo kampu, jeigu telpu, įvažiuoju. Tai va šiuo atveju tilpau iki ištisinių, jeigu būčiau netilpus, būčiau stovėjus. Apsižergti ištisinių negalima tada, kada norim tik, kad greičiau padaryti važiavimą. Jeigu tas žmogus būtų buvęs su avariniu, aš būčiau galėjus imti ištisinę tam, kad saugesnio atstumu nuo jo įvažiuoti tą juostą. Bet jeigu jisai yra tiesiog eilutėj stovintis, aš lygiai taip pat kaip jis, tik tai skersiau, stoviu eilutėj ir laukiu, kol man bus pakankamai vietos pasiimti tą kairėje juostą. Tai dabar bus mano šviesoforas, darysiu apsisukimą, esu su linija, tai reiškia, važiuoju į sankryžos vidurį ir po kairę matau vat plotį, kuriame galiu apsisukti. Apsisuku tam vat sankryžos plotį, jeigu būtų iš dešinio išvažiuojančių išleisčiau ir toliau tiesinu į pirmą juostą. Suksiu į dešinę, jau rodau ir pasislenku į dešinę. Tai tokiuose per petį žiūrėt kaip ir nelabai logika yra, nes šoninis kraštas jis nepasikeitė, kai buvau prie borto, taip ir esu. Čia beje nestojam, jeigu nėra pėsčiųjų. Pasižiūriu, pagreitėju, jeigu reikia sustoju, aišku, išvažiuoju. Visa pramonės gatvė turi tą vidurinę juostą, kuri tai vieniem duoda į kairę išsisukinėti, tai kitiem, kad suksis į kairę. Nu, čia jau reikia pavažinėti, kad matyti, kurioj vietoje kaip važiuoti. Tai mes dabar pasidarysim įvažiavimą į mokyvežį. Tai mums reikia pareikiuoti į vidurinę juostą tam, kad suks į kairę, rodau. Ir palei bangelę aiškiai pasiimu kraštą, kitaip pasiimsiu dešinę ištisinę. Iki vidurio įvažiuoju, nes mano pagrindinis kelias. Ir žiūriu, kur mano juosta, kad nenukirsti kampo, tai visada prieš sukant į kairę pasižiūrėti į kairę ir veidrodį vežu link linijos, o leidžiu vairą tiesintis link borto. Rodau į dešinę. Beje, čia dažnai jūs kaip įmaunat į tą aikštelę, dugnas gazas, jums pasaka, suksim į kairę, va šitai pavarot į tą kairę. Egzaminas neišlaikytas. Reiškia, jeigu jūs sukat į kairę, aikštelė yra dvipusis eismas, tai viską darot, va, viduriukas, suku į kairę. Jeigu manęs paprašo paparkuoti priekiu, veidrodis linija, ane, susisuku į kairę ir parkuoju į parkingą, lyg važiuočiau vat į kairę. Ir iškart prisiparkuojat. Jeigu jūs teisingai sukat mažuose gatvėse į kairę, tai ir parkingus priekiu darysit teisingai. Ir dabar aš, tarkim, išsisuku į dešinę. Nėra mašinų, tai iš karto išsisuku. Ir mano priekis jau žiūri į mūsų parkingus, nes mūsų dešinieji, ne? Ir aš važiuoju palei parkingus. Pasakė į kairę, tai neskersai. Tiesiai pavažiuoju, pažiūriu iš dešinės iki viduriuko, susisuku palei sekančius parkingus ir tiesinu. Dabar toliau, mums ženklas rodo išvažiavimas, ten toliau ženklas rodo įvažiavimas. Tai šis išvažiavimas yra tik išvažiuoti, į jį įvažiuoti negali mašinas. Ir labai dažnai mokiniai paima bortą sukdami į dešinę.
Tai pavažiuojam arčiau, kad pasižiūrėt. Va tas va dešiniai pusiai bortelis, jis toksai nustačių kampu. Bet iš tengi mašinų tai nebus. Rodau, ką noriu į dešinę. Pavažiuoju nuo šito borto tiesiog į priekį. Realiai tai iki pusės vos ne šitos gatvės. Ir tada tik tai sukuos į dešinę. Ir jeigu noriu suktis iš tikrųjų į dešinę, dar ir užlaikyčiau į dešinę. Bet aš noriu į kairę. Tai išsitiesinu po kairiu, nes čiagi vienpusis. Tada vėl suksiu į tą pramonės gatvę, į tą viduriuką, kur reikia išsitiesinti ir visaip kaip daryti. Tai dabar pirmiausia, iš anos pusės mašinos pas mane važiuoti negali. Tai žiūriu, kad iš kairės, moki veži išvažiavimus, mokinatės. Iš kairės nieka nėra, aš įvažiuoju už to punktyrą su priekiu, o prieš ištisinę visą vairą į kairę. Tada, kai jau stovi tiesiai tiesus ratai ir rodau į dešinę, sustoju, pasižiūriu, prasileidžiu ir prieš zebrą daug vairo ir išsisuku. Kitaip neišvažiuosi teisingai, o bus skersas. Tai čia tiesiog išmok, darau taip. Toliau važiuosim į Brukliną ir per šviesaforą išvažiuosim irgi į kairę. Tai bus panašiai, tik tai paprasčiau. Man dabar reikės važiuoti į dešinę, reiškia, aš turiu rikiuoti, bet stotelę. Tai pasižiūriu, rodau posūkį, ištisinę baigęs, dar kart važiuoju ir rikiuoju per kvadratukus. Atstumas mažas, posūkio nebeišjungiu, lėtai sukuosi vidų, o ne užskubu, nes galbūt iškart sakys sukas į dešinę. Ištiesinu ratus, rodau į dešinę ir suku prieš tą priekinį bortelį, kad to nepaimčiau ir tiesinu pagal jų linijas, tada bus paprasčiau. Čia po dešinė yra lygiagretus parkavimas su linijom. Reiškia, priparkavus automobilį žiūrit, kad galas būtų prie... kad matytumėt galo liniją, net jeigu jūsų priekis bus ant linijos, tai egzaminą neišlaikysit. Jeigu baltos žymėjimo juostas, tai mes turim jų nebūt paėmę, ne? Ir čia tik į vieną kryptį galima važiuoti. Tai čia tik priekių parkavimas, o ten buvo lygiagretus parkavimas. Ir dabar važiuosiu į dešinę link šviesaforo, bet prie šviesaforo suksiu į kairę. Reiškia, aš turiu išvažiuoti į antrą eismo juostą. Čia sankryža turėtų būti laisva, kad aš galėčiau taip įvažiuoti. Tai va, taip ir stoviu, o kaip kitaip esu lygiareikšmiai sankryžoj, o aikšteliai žiūriu tik tai kliūtį iš dešinės, ne? Tai va, įsisuku į viduriuką, yra žalia šviesaforas po dešinę matau, rodau į kairę ir sukuos už punktyro į kairę pilnai prie ištisinės, tada rodau posūkį į dešinę ir išrikiuoju į dešinę. Tai va čia ilgesnis, išėjo dar ir pavažiuoti. Išmoki vežį jau pavažiuoti nebelabai išeina, ne? Suku į dešinę per degalinę, kad man išeitų išvažiuoti vėl iš tos moki vežį. Čia tai gal jūs ir nevažiuosi taip, aš tiesiog kertu kampus. Aš kalbu ne tai, kad kertu kampus, bet trumpinu kelią. Nes noriu namo. Tai va, noriu į dešinę, suku pagal punktyrinės. Taip va. Noriu suktis į kairę, reiškia turėsiu iki viduriuko davažiuoti, o nes kertu į kelią. Veidrodis vidurys ir suku. Rodau iki viduriuko, čia biški fūra man trukdo, tai aš taip. Ir toliau važiuosiu į dešinę, nors ne į dešinę, į kairę išsisuksiu, tai dar kartą tą ratą prasivažiuosim. Tai va čia dabar pasižiūrėsim į kairę, kaip suktis. Ar reikės, pasižiūriu, prie perėjos nieka, iškišu priekį už perėjos. Tai va dabar anam išvažiavime reikėjo mum pasivaryti tą viduriuką, o šitam jau to daryti nereikės. Reikės per visą sankryžą pervažiuoti iki borto. Tai tada jau gaunas, kad aš turiu kairę dešinę susižiūrėti ir į kairę iki pat bortelio. Nereikės į vidurinę juostą įsiparkuoti.
va, iš karto į juostą. O va dabar tas raudonas, jisai turi suktis į tą vidurinę ir pas mane atsirikiuoti. Tai dabar toliau vėl per tą pačią degalinę biškį pervažiuosiu. Ir jeigu, tarkim, išsisukom į dešinę pusę, nes norėjom išvažiuoti į dešinę, va čia pro tą, tai rodau į dešinę, tai kairę nuo kairės į dešinę nuo dešinės. Pažiūriu, kad nėra pėsčiųjų, prijudu prie kampo, taip kad matyčiau tarp medžių, matomumo zoną neužsiblokuoju, įvažiuoju ir, tarkim, va čia norėsiu į kairę. Tai vėl su tą bangelę įsuku aiškiai iki pat linijos ir kartoju posūkį. Iki viduriuko, praleidžiu priekį ir dviratininką po kairę ir sukuos į kairę. Na ir apsisuksiu. Arba, pavyzdžiui, C formą. Tai gali padaryti bet kurį iš pratimų. Tarkim, C formą pasidarau, pasižiūriu, sustoju, bortas matosi, pasižiūriu, atsistumiu palei bortuką. Na ir tiesiai, aišku, vartų neišnešiu. Pasižiūriu, išvažiuoju, viduriuką suku. Pala dabar taip. tą į dešinę parodžiau, tą į kairę parodžiau, tą į dešinę pasidariau. Gerai, tai pasisuku į dešinę. Mokykitės atmintinai, aš tai atmintinai moku, tik dėl to gerai važiuoju. Gerai, vėl pagal tą zebrą, opa, tiesiai viduriukas, praleidžiu ir judu. Dviračių nėra. Žiūrim dešinę, aikštutėse dešinę, viską iš dešinės, prasižiūrėt, prasilydinėt. Važiuojam čia ir vėl, tarkim, žiūriu dešinę, kad nebūtų ir ten matau, negaliu važiuoti, ne? Rodau į dešinę pagal savo juostą, susisuku, važiuoju, leidžiu vairui va švelniai per rankų atsisuks, rodau į kairę, žmogaus pirmumas, tai stoju taip, kad jinai nebijotų ir tikrai eitų ir suksiu į kairę, žiūriu iš dešinės nieko nėra, iki vidurio išleidžiu, susisuku, tiesinu, rodau į kairę, esu šalutinis, nes iš aikštelės, apsidairau, išsisuku, čia biškis skersai dėl fūrų ir važiuosiu į dešinę, tai rodau į dešinę, pasižiūriu, esu šalutinis, prie perėjos prisilietinu, pėsčiųjų nėra, už perėjos priekis, galas lieka ant. Ir išvažiuoju. Važiuosim į Lidlą į dešinę, į lėtėjimo juostą ir paskui iš Lidlo išvažiuosim jau į kairę. Tai rodau į dešinę, lėtinu, čia trumpa lėtėjimo juosta, tai giliau link borto. Pažiūriu, kad nebūtų dviračių ir įsisuku į dešinę, posūkio čia jau nebereikia. Jeigu iš dešinės važiuotų automobilis, pažiūriu, praleidžiu, suku į dešinę. Jeigu išvažinėja, išleidžiu, tada pati įsisuku. Jeigu pėstieji, tai tiesiog plačiau ir tada šiek tiek paslenku dešiniau. Suksiu į dešinę. Vėl išleidžiu, įvažiuoju,
Nes čia sunku būtų dviem suktis tam momente, dėl to, kad yra labai siaura. Nu, va, žmogiukus apsivažiuoju. Suksiu į kairę, bet esu prieš eismą, tai rodau į kairę, priekis dešiniau. Žiūriu, iš dešinės nieko nėra, viduriukas suku. Žodžiu, aikštelėse belenkaip nevažiuoja. Ir suksiu į kairę ir rodau į kairę, žiūriu iš abiejų pusių, įvažiuoju į vidurinę juostą, atvažiuoja iš ten automobilis, neskubu, sustoju, rodau, prasileidžiu ir pagreitėju. Dabar reguliuojamai suksiuos į dešinę į Brukliną, tai irgi žiūriu, kad parikiuoti teisingai, tam, kad įsuksi į lėtėjimo juostą. Jisai dabar suki į dešinę, o aš tik vėliau, tai man čia ištisinė, rodau posūkį, pažiūriu ir įlėtėju. Sukimui į dešinę tinka abu šviesoforo signalai ir susisuku prie dešinio krašto. Išsileidžiu iš dešinės, bet jis išvažiuot nori į kairę, nors negali, tai aš jo ir nelaukiu, nes jam viskas užblokuota. Tada praleidžiu iš dešinės iki vidurio, įsileidžiu save ir suku, pėsčiuosius prasileidinėjam. Aš tai nedarau parkavimų, bet faktas, kad jums tai jeigu atvažiuosit į parduotuvę, tai tikrai nepasivažinėta, ne? Tai kažką gal ar priekiu, ar galu lieps paparkuoti. Tai aikštelėse, jeigu perėja, tai dar nereiškia, kad va dabar aš žmogaus nepraleidžiu. Tai ar perėja, ar neperėja, stoju ir praleidžiu. Ir jeigu matau žmogų, tai stoju ir praleidžiu, bet neriedu atseit lėtindama, ane? Ir čia tik į kairę, rodau, kad į kairę, šiek tiek taip, kad atsidiltų, žiūriu iš dešinės, iš priekio, iki vidurio, sekančioj į dešinę, tai iki pat borto. Čia yra dvi juostos. Viena yra į dešinę, kita į kairę. Tai aš jeigu noriu į dešinę, tai į dešinesnę ir įvažiuoju. Sustoju, apsidairau, pėsčiųjų nėra, įvažiuoju į dešinę greitėjimo juostą. Vis tiek iš kairės pasižiūriu, tada užsimetu čia tokį šoniuką, nelendu dar, nes ištisinė, rodau, kad noriu rikiuoti ir jeigu nieko nėra, išsirikiuoju. Ir gaziuką ir pagreitėjimo. Tada mano juosta pakol kas yra vieno pločio, tada ir kyla į dvi. Tai vat kyla į dvi ir ženklinimas yra paprastas, tai punktyras. Reiškia, tai nėra lėtėjimui skirta juosta. Aš į ją ir įrikiuoju, jinai man leidžia važiuoti tiesiai. Suksiu į dešinę, tai va tinka ir į dešinę sukimui. Kai pasisuksim į dešinę, bus lygiai tokia pat situacija kaip dabar, kad buvo, kad skilo į dvi, bet jau ten kvadratinis žymėjimas, kas reiškia, kad tai lėtėjimui, greitėjimui skirta juosta. Tai jeigu važiuojat tiesiai, į dešiniau rikiuoti nereikia. Tai pasižiūrim. Pasisukau vieną juostą, žiūriu, bus dvi. Bet ženklinimas ant žemės kvadratai. Tai nebent norėčiau sukti dešinę, tada įrikiuoju suku. Arba yra daug mašinų sukančių į kairę, darosi kamštis, tada galiu per dešinę apvažiuoti tokiu atveju. 50 greitis. Važiuoju tiesiog juostos viduriuku.
Kai nebelieka kvadratukų, važiuoju palei bortą, nes jeigu liksiu prie kairės linijos, reiškia turiu sukti kairę. Tai vat kairė linija nuėjo, o dešinysis bortas atsirado. Tai aš palei dešinę, nebent būtų kliūtis, tai tada palei liniją būčiau likus. Dabar turiu sankryžą, jeigu prieš sankryžą esu palei dešinę ir mano juostas kyla į dvi, taip ir nuslenku nuo borto prie borto be posūkio, kuris klaidintų šalutinį kelią iš dešinės, nes atrodytų, jog mes norim sukti dešinę. Ir tada žmogus tiesiog važiuotų mum po ratais, nes rodydami posūkį jį suklaidintumėm. Tai ant sankryžų, jeigu važiuojat tiesiai, bet kaip vingi, tai nerodot posūkių. Žiediniai sankryžoj bus 4. išvažiavimas link regitros. Šitas žiedas dar nėra iki galo sutvarkytas. Žiedas tai sutvarkytas, bet ženklai ne. Tai ženklai mum nieko nesako, dėl to mes galim važiuoti aplinkui ratą per pirmą juostą. Tik pasižiūrim, kad nieko nėra iš kairės arba pačiam žiedė. Čia labai užsisukam, nes labai ta juosta taip giliai įeina. Ir palei bortus. Pirmas rutuliukas mėlynas, tai pirmas išvažiavimas. Matom antras rutuliukas mėlynas, tai antras išvažiavimas. Trečias rutuliukas mėlynas va per vidurį, tai trečias išvažiavimas. Ir matau 4, tai rodau ką lauk, nes pati ir išvažiuoju į 4. Ir darau pagreitėjimą. Greitis 50. Matau priekį, kad bus 60, bet jau sakiau Šiauliuose, jeigu matau didelį greitį, didesnį negu 50, tai jisai bus tik nuo ženklo. Ir darau pagreitėjimą iki 60. Tai tam žiedė viską darom pakol kas per pirmą juostą. Jeigu atsirastų ženklai, kurie nurodytų, iš kurios juostos kur galima važiuoti, tada jau taip daryti nebegalėtumėm. Nes tikrai nėra, negali būti, kad iš pirmos juostos net galėtumėt atgal apsisukti, ne, kai yra 2 juostos, bet šičia va taip galima, tai žodžiu tiesiog žiūri. Mokotės, kol yra vienaip, paskui mokotės, kaip yra kitaip ir turit matyti, kai ženklai vėl atsiranda, vėl nusijama ir taip toliau. Taip, kad tik į priekį, ne? Kelio pabaigoje mūsų juosta skils į 2 juostas. Kairesnė juosta bus pagrindinis, dešinesnė bus šalutinis. Tiesiai važiuoti draudžiama. Reiškia, arba į dešinę, arba į kairę, tai gali pasakyti šalutiniu, pagrindiniu. Tai jeigu važiuoju į regitrą, o faktas, kad čia jau į regitrą, beje, vat greitis baigėsi, tai atleidžiu, sumažėja greitis, vėl laikau. Tai mes važiuosim į kairę. Tai pagal tą zebro bangą, kur visą laiką šiandien taip ir važiavom, ne? Pasižiūriu, rodau į kairę ir pagal tą bangelę ir įsireikiuoju, ilgas atstumas, posūkį išjungiu. Ir nuo rodiklių jau tikrai galima jungtis, esu pagrindinis, tai viskas aplinkui yra šalutinis, į kairę sukuosi viena. Ir reiškia, kad galiu važiuoti iki pat dešinio borto. Aišku, žinant, kad suksiu sekančio į kairę, galėčiau sukti ir iškart į antrą juostą. Tada, jeigu į regitrą, pasireikiuoju į kairę ir už to kairėje esančio raudono pastato yra regitros kiemas. Tai kai jūsų ta juosta kairesnė, va šita, kurioje stoviu, praplatėja, tai važiuojant į kairę jūs ir turit likti prie kairesnio jos šono. Tai va matot kaip iškisinė, tai pagal ją, tada iki anos gatvės vidurio, veidrodis viduriukas įsisuko ir šiuo metu regitra jau nedirba, tai aš į vidų nebevažiuosiu. Tai stoju čia ir pamoką baigiu čia. Gero mokymosi atmintinai.